barą. Man smėlis labai patinka, ne? Jo, ir labai fainas smėliukas iš tikrųjų. Gintarytė vandenėlis. Vonė. Kaip mūsų vonė. Soriukai visai niekam, ir tos kainos tokios draugiškas. Lyra dabar yra 35. Jau likę paskutiniai drabužiai su rankiniu bagažu, iš tikrųjų labai sunku susiplanuoti savo garderobą. Va, gintariukai, čia žiūrėk rankelė, o durelės yra atsidaromos. Mokam vairuoti, turim labai gerą vairuotoją. Bet šiaip keliai yra iš tikrųjų geri. Atrodo kaip pomidorai. Jo, bet čia tikrai ne pomidorai. Reiks įsiaiškinti, kas čia per vaisius. Bent jau mūsų apartamentų kiemeliai visi tikrai labai žalia. Na ką, atvažiavom į savo naujus namučius. Norim parodyti, kur šį kartą apsigyvensim. Prašom užeiti. Nu va, mūsų apartamentai. Su virtuvėlė, su šaldytuvu, visa buitinė technika. Lėkštučių yra matau. Balkonėlis. Taip. Kalinė mašinytė, kam reikės. Reiškia, čia yra vieno mėgimo apartamentai. Štai taip. Na, manau, kad visai neblogai čia mes įsikūrėm. Vėliau eisim pasižiūrėti kaip jūra. Einam prie jūros. Karšta. Karštas toks, kaip pat ir sako, išeini į keptuvę. Tiesiai. Dabar žygiuojame prie jūros. Jūra čia apie kokią 50, manyčiau, metrų. Palei jūrą yra nemažai apartamentų įsidėsiusių. Čia kompleksas kartais, Taip. tokia oazė. Ir yra net keletą baseinų, kur gali taip pat naudotis baseinais. Yra sauna, treniruoklių salė. Mes kažkaip Gintarytė neįsim į treniruoklių salę. Ne, bet lyginam su, jeigu mūsų pajūriu, tai tikrai čia šeimom, net su draugais, tai nerealiai. Mums labai patiko. Sakė savininkas, kad kaina iš to parto apie 50 eurų nakčiai, tai pagalvojus, tai gauni tokį paplūdimį nerealų kainą. Radom draugų. Su baseinėlis, einam patikrinsim, koks vanduo. Jo, ir jų yra du, tai vat vieną mes jums parodysim. Kažkaip dar ankstus rytas, nelabai kas plaukė. Kaip Gintarytė vandenėlis. Vonė. Kaip mūsų vonė. Nežinau, kaip atsigaivint reikės. Vonė. Gal todėl bandysim jūroje atsigaivinti. Gal nieks ir nesimato. Nu va, atėjom į paplūdimį. Labai fainas paplūdimys, kaip matote, turi nuosavą savo barą. Man smėlis labai patinka, ne? Jo, ir labai fainas smėliukas, iš tikrųjų, vaizdai labai gražūs, kažkokie, vat matom ten dvi kirpinius. Atvykome apžiūrėti vieną didžiausių Šiaurės Kipro projektų Grand Safira, kur yra didelės statybos, planuojama, nežinau. Šiuo metu yra 4 korpusai, dar ateityje planuojame apie 6 ir planuojama pabaigti po 4 metų, tai yra 2028. Nuoma pardavimas nedaug. Atvykom viską sužinoti. Štai ir atsidarė visiems. Ir kazino, bandysim aplankyti kazino. Ir čia mes galime kažkaip filmuoti. Jau dabar tik, o kaip čia atsidaro, koks čia dabar? Va, gintariukai, čia žiūrėk rankelė, o durelės yra atsidaromos. Grand Safir komplekse. Čia yra apartmentai. Viskas puikiai, viskas yra nuo A iki Z, nuo taurių iki lėkščių, iki skalbimo mašinų. Na ir kaina iš tikrųjų tokio apartamento pardavimų 100 000 eurų. Nuoma dar mažesnė, tobulas. Tobuloms ir atostogoms.
Trečia diena Kipre. Išsinuomavusios mašiną, nusprendėm pajudėti iki Girdės. Ten norim aplankyti vienuolyną, Pilį. Turbūt jau minėjau, kad Kipre eismas yra kairė pusė. Gerai, kad mokam vairuoti. Ir gerai, kad mokam vairuoti, turim labai gerą vairuotoją. Bet šiaip keliai yra iš tikrųjų geri ir nėra to eismo sudėtingo kažkokio ar tai judraus, tai drąsiai tikrai rekomenduojam, nes su automobilio nuoma jūs daug daugiau pamatysi, daug greičiau negu viešuoju kažkur transportu. Iš tikrųjų labai paprasta ir lengva keliauti. Atvykom į Kiprę, į golfo laukus. Jie yra visiškai šalia Kirenijos. Golfo laukai šiaip pripažinti geriausią pasaulį penketuką. Puikiai išvystyta infrastruktūra, turi kavinės, turi parduotuvės vietoj. Pasižiūrėkite, tiesiog tikrai jaučiasi prabanga, gražu. Atvykom į Belapais vienuolyną. Iš tikrųjų puikus, labai gražus istorinis vienuolynas. Per kalnus, truputėlį į kitą pusę salos. Turim pasakyti, esam nusivylę. Aplamai Kipre labai viskas dirba trumpai. Daug trumpiau negu įprastai, negu mes įpratę. Dėl to pastaruoju metu, kiek kur atvažiuojam, pavėluojam ir būna uždaryta. Šį kartą tas pat. Vienuolynas dirba tik iki 6. Be ir temsta čia, 8 valandą. Irgi yra pakankamai anksti, nors dabar yra Liepos mėnuo. Neapsikaukit. Nes liksit, vat kaip ir mes, už vartų. Šiandien judam toliau, pritrūkom suknelių, atskridę su rankiniu bagažu. Gamta čia pas mus iš tikrųjų iš tam šiaurės Kipre skurdokas. Kiek važiuojame, tai primena man Kretą gal sudegusią jau spalio mėnesį. Tokia nėra to žalumos. Ir aišku, vien važiuojant, vien statybos. Šiaurės Kipras taip sparčiai statosi, kad, sakom, o čia 10 metų bus. Nežinau kaip, Emiratai gal kokie. Tikrai labai stipriai statosi, vien visur faini, gražus matosi. Bus kotedžiai, poilsio, visokie apartmentai. Bet kol kas mums čia gamtos gražios nėra, bandom ieškoti šopingų. Parduotuvės čia irgi iš tikrųjų turkiškos, ta prasme yra daug turkiškų firmų, tokia kaip Mavi mums patinka, Turkija irgi apsipirkinėjam. Ir paskui ieškosim de facto fainos partaškės. Jau likę paskutiniai drabužiai su rankiniu bagažu, iš tikrųjų labai sunku susiplanuoti savo garderobą. Atvykom į parduotuvę, šio to pasimti vakarieniai. Prekybos centras prie pat mūsų apartamentų. Tai užeikit, šiek tiek papasakosim, ką verta ir ko neverta. Vakar kainų nebuvo. Nei vakar, nei užvakar kainų nebuvo. Kartais būna čia toksai Kas man buvo labai keista, kad nebuvo ir alkoholio kainų, žodžiu. Kiek nori, tiek pasako. Einam, pažiūrėsim kažką turiuko. Jau užmanėm čia tarp tik pakietiškas alyvuogės. Visiškai neskanios nepirkit. Matokit. Na ką? Šitų imti neverta. Bet yra dalykų, kuriuos būtinai reikėtų pasiimti rytojaus rytui. Airano. Kur mūsų airanas? Kur mūsų airanas? Čia štai čia. Airanas. Soriukai visai nieko, ir tos kainos tokia draugiškas. Lyra dabar yra 35. Kainos draugiškas. Reklamuojama Airaną, labai geras gėrimas. Visi tikrai žinot, kas į Turkiją važiavo, bet yra ir čia. Tai yra ir ne? Ne. Ar man čia yra?